Noriu į šį pokalbį įtraukti dar vieną pašnekovą. Taip pat prie mūsų prisijungė Davidas Šankeris, buvęs JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas Artimųjų rytų reikalams, taip pat Arabų politikos programos direktorius Vašingtono Artimųjų rytų reikalų institute. Davidai, labai malonu, kad šiandien esate su mumis į 24 News English laidoje. Jūs teigiate, kad tai geriausias dešimtmečių laikotarpis imtis veiksmų prieš Hezbollah, nes ši grupuotė ir Iranas yra silpni. Bet kaip iš tikrųjų atrodytų realūs veiksmai iš Beiruto ir kaip greitai turėtume juos pamatyti? Na, labas vakaras jums ir jūsų žiūrovams. Klausykite, manau, kad Libane yra susirūpinimas, jog karinis susidūrimas su Hezbollah lemtų tai, kad Hezbollah vėl imtųsi smurto prieš Libano vyriausybę, kaip tai buvo nuo 2005 iki 2018 metų. Hezbollah nužudė apie 25 politikus, žurnalistus, pilietinės visuomenės aktyvistus, kritikus. Ir todėl manau, kad dėl to yra susirūpinimas. Tačiau galiausiai Libano ginkluotosios pajėgos turės imtis veiksmų, kad apribotų ir kontroliuotų teritoriją ir galiausiai užimtų, paimtų, konfiskuotų Hezbollah ginklus. Ir jie buvo linkę to nedaryti. Manau, kad dabar jie bandys sugalvoti kokią nors planą. Tai yra klausimas apie tai, kokia tvarka Libanas turi ką nors padaryti, kad galbūt gautų atsakomą į žingsnį iš Izraelio, parodydamas gerą valią. Tačiau mes vis dar esame labai ankstyvoje šio proceso stadijoje. Na, taip pat vyksta diskusija dėl spaudimo ir kantrybės. Kai kurie sako, kad per didelis Izraelio karinis spaudimas iš tikrųjų silpnina Libano valstybę. Kiti sako, kad be spaudimo Hezbollah niekada nieko neatsisakys. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu? Ko Baltieji rūmai turėtų reikalauti tiek iš Beiruto, tiek iš Jeruzalės šiuo metu? Taip, abu tie teiginiai yra teisingi, turi būti nuoseklus Izraelio spaudimas, mes tai žinome. Tarp paskutinės paliaubų ir kovų atnaujinimo, Reuters pranešė, kad Hezbollah kas mėnesį išleidžia, žinote, 50 milijonų dolerių persigrupavimui ir persiginklavimui. Ir tai negali vykti. Libano vyriausybė turi būti tokioje padėtyje, kad galėtų imtis tam tikrų veiksmų tiek prie savo sienų, tiek šalies viduje, kad tai užkirstų kelią. Tačiau taip pat tiesa, kad, žinote, tai yra precedento neturintis atvejis galbūt nuo 1992 ar 1993 metų iš tikrųjų. Pirmą kartą Libano vyriausybė tiesiogiai derasi su Izraelio vyriausybė. Ir tai yra populiaru bei plačiai palaikoma Libane. Ir tuo pačiu metu, manau, vyriausybė turės parodyti tam tikrą naudą iš to, neskaitant kelių paliaubų. Ji turi didžiulių problemų. 1,5 milijono pabėgėlių perkeltų šalies viduje. Daugelis jų gyvena Beirute. Manau, jie nori arba ramybės, arba pažangos. Ir dalį to galima pasiekti politiškai, bet galiausiai jiems teks atlikti sunkų darbą kariniu būdu. Na, ar Libano ginkluotosios pajėgos gali tai padaryti kariniu būdu? Ar jos gali būti priemonė nuginkluoti Hezbollah? O galbūt Vašingtonas pirmiausia turi kažką padaryti, kad išvalytų ir netgi patikrintų kariuomenės personalą, jog įsitikintų, kad tam tikri veikėjai nėra veikiami Hezbollah? Libano ginkluotosiose pajėgose yra 80 000 vyrų ir moterų tarnyboje. Tai didelė jėga palyginti su tuo, ką jie turi priešai save, kovodami su Hezbollah. Kita vertus, žinote, šytai sudaro 35–38% gyventojų. Kariuomenėje yra daug šytų. Ir kaip jūs pabrėžėte, kariuomenė pastaruosius 20 metų bendradarbiavo, vengė susidūrimų ir koordinavo veiklą su Hezbollah. Ir yra infiltravimosi problema. Taigi tuo pačiu metu Jungtinės valstijos turės padėti. Arba paskiriant, arba padedant Libano vyriausybei LAF perkelti žmonės iš jautrių pareigų ir taip pat pradėti pavesti vyriausybei LAF imtis veiksmų vietoje. LAF iki šiol daugiausia buvo nepriklausoma organizacija. Jie nesilaiko Libano vyriausybės įsakymų, tačiau 2008 metais jie to nepaisė. Pastaruoju metu jie nenorėjo vykdyti jokio nusiginklavimo į šiaurę nuo Litani upės. Taigi, žinote, reikia ir pajėgų pertvarkymo, ir lėšų benzinui, mobilumui ir panašiai.
Tačiau čia, Jungtinėse valstijose, kongresas, manau, labai skeptiškai žiūri į tai, kad Libano ginkluotosios pajėgos kada nors atliks šį darbą. Todėl mes turėsime pamatyti, kad jie pradeda kažką daryti, prieš gaudami didesnę finansinę paramą iš Vašingtono. Gerai, Deividas Šenkerai, labai malonu Jūs matyti su mumis i24 News English šiandien. Ačiū, kad pasidalijote visomis šiomis įžvalgomis šį vakarą.